Sveiki, šiandien pakalbėsime su Mariumi apie kainų palyginimą, kainų automatinį nustatymą ir kaip būti konkurencingiems rinkoje. Faktas, kad mažiausia kaina tai nėra visada geriausias sprendimas ir tikrai nereikia būtent tos mažiausios kainos ieškoti, bet yra galimybė, kaip kainodarą padaryti dinaminę, atitinkančią rinkos sąlygas ir taip uždirbti daugiau tuo metu, kai jūsų konkurentai neturi prekės arba tos prekės rinkoje pabrango. Tad, Mariau, perduodu žodį tau, nes čia tikrai turi daug patirties ir manau, potencialiam klientam ir visiems, kas per YouTube žiūrės, bus tikrai įdomu išgirsti daugiau apie dinaminę kainodarą, apie tai, kaip galima šiais laikais būti konkurencingiams elektroninės komercijos rinkoje. Labas. Jo, kaip ir Vitalijus minėjo, ne visada mažiausia kaina yra svarbiausia. Yra daugybė kriterijų, pagal ką žmonės renkasi, ką pirkti. Ir mažiausia kaina tai nėra pagrindinis kriterijus. Tačiau mes matom, kad kaina vis dėlto yra labai svarbus kriterijus, nors ir gal ne pagrindinis. Tai trumpai pristatysiu, ką mes darom. Aš esu iš įmonės Botis, mes užsiemam duomenų rinkimu ir kainų palyginimu. Kainų palyginimas ir dinaminė kainodara, du neatsiejami dalykai. Tai truputėlį pristatysiu pačią veiklą, kuo mes užsiemam. Kainų pats palyginimas pasaulyje labai populiarėja ir pagal įvairius tyrimus vis daugiau įmonių naudoja kainų palyginimą ir konkurentų stebėseną. Labai dažnas atvejis, kada įmonės visą tai daro savo jėgomis. Samdo programuotojus arba juos tiesiog įdarbina tam, kad jie atliktų duomenų surinkimą, konkurentų stebėseną ir tada daro in-house sprendimus, kurie tam tikru atveju padeda, tačiau tai ganėtinai brangiai kainuoja, nes visi stebimi puslapiai jie nuolatos kinta. Kinta pačio puslapio struktūra, kinta ir apsaugos lygiai. Šiuo metu ypatingai daug puslapių nėra lengvai nuskreipinami, todėl tas kainų surinkimas tampa pakankamai sudėtingų procesų. Ir turėti programuotoją, kuris įmonės viduj atlieka visus programavimo darbus, ganėtinai brangiai kainuoja. Ir dažnai tai būna ne taip stabilu, nes pats programuotojas kartais atlieka ir daugiau darbų, ne tik tais įmonės viduje užsiema kainų skreipinimo darbais, bet ir kita veikla, kuri skirta programuotojai, todėl jam nuolatos domėtis ir palaikyti pulsą, kas šiai dienai yra aktualiausia, yra sudėtinga. Ir mes atliekam būtent tuos darbus, kuriuos galėtų atlikti ir programuotojas įmonės viduje, tačiau mes tą darom kiekvieną dieną ir tą darom labai dideliais kiekiais. Mes nuolatos domimės naujausiam tendencijom, todėl galim turėti pakankamai gerus sprendimus, kurie padeda surinkti informaciją. Ir mūsų įrankis leidžia stebėti konkurentų kainų pokyčius 24/7. Mes galim kainas stebėti nuo kelių minučių, kartais net sekundžių tikslumu, nors tai ne visada yra aktualu. Skirtingose sektoriuose reikalingas skirtingas kainų stebėjimo intervalas. Labai konkurencingiuose sektoriuose tai kainų stebėjimas tikrai turi būti labai dažnas, galima sakyti real time, bet yra tokių sektorių, kur kainos keičiamos kartą per savaitę, kartą per mėnesį, kartais netgi ir dar rečiau. Todėl kainos stebėjimo dažnumas labai priklauso ir nuo pačio sektoriaus. Kas yra gerai, kad tai, ką mes
surenkam viską, dedam į istoriją. Ir jeigu yra aktualu, galima peržiūrėti kiekvienos prekės kainų pokyčių istoriją. Ne tik pačių kainų pokyčių istoriją, bet ir prekės likučio, ar prekė gal jau yra nebeaktyvi. Tuo pačiu galima daryti sprendimus, remiantis ne tik ar prekės kaina keitėsi, bet koks yra prekės likutis. Jeigu pas konkurentą prekių nebėra, tai gal yra kažkoks sprendimas, kurį galima būtų pritaikyti kliento elektroniniai parduotuviai ir gal pagal tai galima priimti sprendimą, kad reikia tų prekių daugiau nusipirkti. Ir tai suteikia gan didelį ir platų matymą, ką konkurentai turi, kokias kainas yra nustatę prekiams, todėl kiekvienas gali reaguoti daug greičiau į visus rinkos pokyčius. Taip pat ganėtinai svarbus funkcionalumas yra pranešimai ir raportai. Kiekvieną dieną jūs galit gauti raportus apie kainų pasikeitimus, taip pat galit gauti notificationus ir matyti visą informaciją dashboard'e apie to pačiu kainų ar asortimento pokyčius. Kita labai svarbi dalis, tai ne kainų, bet produktų pats mečinimas. Įsivaizduokit, jeigu jūs prekiaujate telefonais, kaip pavyzdžiui iPhone'ais, tai pas konkurentą tas pats iPhone'as tikriausiai bus su to pačiu kodu arba bent jau tokiu pačiu pavadinimu. Todėl mūsų algoritmai ganėtinai lengvai juos sumečins ir tai traktuos kaip tą pačią prekę. Tada kainų palyginimas veiks efektyviai. Tačiau yra sektorių, kuriuose nėra taip gražiai pateikta informacija. Tai galėtų būti rūbai, batai, kur tiesiog kartais ta pati prekė yra truputėlį kitaip pavadinta. Ir tada jau reikia pasitelkti dirbtinį intelektą tam, kad jis surastų identiškas prekes, nors jų pavadinimai gali skirtis. Kartais skiriasi net ir brendas. Tačiau nuotraukos būna tokios pat. Tai mūsų įrankis to pačiu gali atlikti prekių mečinimą pagal nuotraukas, pagal pavadinimus, pagal kontekstą ir pagal kitus kriterijus. Tai jeigu jau tie atvejai yra ypatingai sudėtingi, tai galit mūsų platformą netgi rankiniu būdu surasti tokią pat prekę ir ją primečinti. O kas toliau? Jūs jau, tarkim, turite pas mus sistemoje savo prekes, turit konkurentų prekes, jos yra sumečintos, tai tada belieka jau stebėti, kas vyksta su kainomis. Ir čia yra labai svarbi dinaminė kainodara. Jūs galit nustatyti, kaip jūsų kaina reaguos ir keisis pagal jūsų konkurentų kainas. Jeigu jūsų konkurentas kainas didina, gal ir jums reikia didinti jas. Arba jeigu mažina, kaip tik reikia padidinti, sprendimai yra labai įvairūs. Ir strategijos. Absoliučiai kiekvienas verslas taiko skirtingą kainų strategiją ir tikrai ne visiems svarbiausia būti pigiausiams. Mūsų dinaminės kainodaros modulis leidžia įvairiai atlikti nustatymus ir jūs galite ne tik būti pigiausi, bet gal jūsų poreikis, pavyzdžiui, yra būti antroje vietoje, arba būti iškart po kažkurio konkurento, arba visada lenkti kažkurį tais konkurentą. Nustatymai ganėtinai įvairūs, o pati kainos strategija tai yra jau jūsų sprendimas, kokia jie bus. Mes galim tik ją pasiūlyti. Ir pats dinaminės kainodaros funkcionalumas yra svarbus tame, kad jūs galite nustatyti kainą ir savo elektroniniai parduotuviai. Ta galima padaryti automatiškai.
kai dinaminės kainodaros funkcija suveikia ir perskaičiuoja kainą, mes galim šitą kainą perduoti į elektroninę parduotuvę ir elektroniniai parduotuviai jį pasikeis automatiškai. Dažnis tai irgi nėra svarbus, tai gali būti ir kartą per minutę, gali būti kartą per dieną. Papildomai mes galim surinkti ir kitą informaciją apie konkurentus, ne tik apie jų prekių kainas, bet ir apie pačias prekes. Mes galim surinkti kiekvieno konkurento prekes, informaciją apie prekes, prekių nuotraukas. Visą tai galit matyti mūsų sistemoje ir analizuoti. Vienas iš populiariausių analizavimo būdų tai yra stebėti konkurentų prekių asortimento pokytį. Tai reiškia, ar, pavyzdžiui, per paskutinės 24 valandas jūsų konkurentas kokias prekes patalpino elektroninę parduotuvę arba kurios prekes išėmė iš savo elektroninės parduotuvės. Taip galite reaguoti ir priimti įvairius sprendimus, ar didinti prekių kiekį pas save, ar jį mažinti, ar, tarkim, pirkti panašias prekes, kaip perka jūsų konkurentai ir panašiai. Mes taip pat galim atlikti kainų stebėjimą įvairiose kainų palyginimo sistemose, arba Amazon, arba eBay, ar Kaina24, ar Varlė LT. Tai didelio skirtumo nėra. Tai nebūtinai jūsų tiesioginiam konkurento stebėjime, bet ir įvairiose marketplace'uose. Taip pat mes galim paruošti įvairius datasetus, jeigu jums reikia informacijos apie, pavyzdžiui, automobilių sektorių, mes galim tai paruošti, arba apie nekilnojamą turtą. Tai nėra svarbu, koks sektorius, svarbiausia, kokio kiekio jums reikia ir kokie šaltiniai bus. Mūsų techninės galimybės ganėtinai plačios. Mes, kaip minėjau, esam komanda, kuri specializuojasi duomenų surinkime. Tai reiškia, mes žinom, kaip apeiti įvairias apsaugas, kaip surinkti didelius duomenų kiekius. 500 000 prekių per parą tai nėra labai didelis skaičius. Mūsų vidutinis klientas turi 100 000 SKU, kuriuos reikia trekinti kiekvieną dieną. Didesni klientai turi milijonus SKU, kurios taip pat trekinam ar kelias valandas, ar kelias dienas. Turim išplėtoję infrastruktūrą ir tai leidžia mums turėti didelės apimtis. Mūsų sistemoje jūs matysite viską, ne tik tais prekių surinktas prekes, bet ir prekių istoriją, poziciją lyginant su konkurentais, prekių tam tikrą informaciją, kainos pokyčių istoriją grafike, įvairius alertus, konkurentų turimus prekes. Galėsit analizuoti jų konkurentų asortimentą, ką jie šiuo metu turi savo elektroninį parduotuvį ir kaip dažnai keičia informaciją ar kainas apie prekes. Ir kadangi tai pakankamai jautrus sektorius ir nuolatos jūsų konkurentai bando mūsų web robotus sustabdyti, tai mes 24/7 suportinam ir užtikrinam, kad visi kainų stebėjimo algoritmai veiktų. Ir dirbam daugiau jau negu 10 metų šitam sektoriui. Per dienas trekinam milijonus prekių. Tai yra mūsų kasdienybė ir dideli duomenų kiekiai nėra naujiena. Ir jeigu susidomėjot, galite mus kreiptis. Taip pat dar noriu paminėti, kaip atrodytų integracija su Verskis. Iš jūsų elektroninės parduotuvės mums reikėtų XML, kurį Verskis LT turi ir kurį galima perduoti į Botis sistemą.
Kvotų sistemoje bus atliekama dinaminės kainodaros paskaičiavimas ir kiekvienos prekės kaina jau su perskaičiuota, kiekvienos prekės kaina, kuri jau perskaičiuota su dinaminės kainodaros modeliu, bus grąžinta į elektroninę parduotuvę. Ir elektroninė parduotuvė ši kaina pasikeis, galima sakyti, realiu laiku. Ja, čia noriu papildysiu gal kartą dėl integracijos, kad yra keli scenarijai, ką dažniausiai naudojame. Jau turim tikrai nemažai projektų, kurie naudoja botą savo veikloje ir yra skirtingi būdai. Dažniausia taip, mes duodam XML ir atgal gaunam kitą XML, nelinant į techninės detalės. Ir yra projektai, kurie turi kažkokius importus iš tiekėjų, tai tiesiog mes iš pradžių gaunam visas kainas, po to ant viršaus uždedam atnaujintas kainas iš botės, ką gaunam. Yra projektai, kur neturi jokių importų, tada botės vienintelis kainų tiekėjas. Tai priklausomai nuo projekto, tai nėra taip, kad varnelę uždėjo ir veikia automatiškai, čia reikės mūsų įsikišimo nedidelio programavimo darbų, tačiau tai nėra ant tūkstančių skaičiuojami programų darbai. Dažniausiai taip kelių šimtų eurų klausimas ir tai galima padaryti, bet kiekvieną projektą reikėtų vertinti individualiai, nes tai nėra taip, kad varnelė ir pradėjo veikti, bet ir nėra taip, kad tam reikėtų savaitę kažką sėdėti ir programuoti. Tai tikrai kviečiu klientus mūsų išnaudoti tokias galimybės ir ta kaina, kaip Marius minėjo, nebūtinai turi būti mažiausia, tai gali ir padidėti automatiškai, galite nustatyti ir ten minimalią maržą, kad tarkim mažiau negu su 5% marža aš nepardavinėsiu prekių, tai reiškia ten ir sustos prekė, nes atiduosim tiek savikainą, tiek už kiek dabar parduodat tą prekę ir ta kainodara atitinkamai bus keičiama. Tad variantų ir galimybių, kaip tai padaryti ir apskaičiuoti tikrai yra, tad kviečiame į diskusiją, kviečiame į pokalbį ir tikimės, kad tokie įrankiai paįvairins jūsų prekybos scenarius ir galėsite uždirbti daugiau. Tad nauda turėtų būti, tai tikslas yra suteikti naudą, suteikti žinias, kad tokie įrankiai egzistuoja, kad jais galima naudotis ir drąsiai kreipkitės, papasakosim plačiau. Taip, ir kaip ir minėjau, pats konkurentų stebėjimas, jis nuolatos kelia iššūkių ir kiekvienas konkurentas, jis ne visada nori, kad jį kažkas stebėtų ir jį ten skreipintų. Todėl ir patys sprendimai, tarkim, jeigu jūs kreipiatės jau į mane ir mes analizuojam jūsų konkurentus, gali būti, kad vienas konkurentas bus gerokai sudėtingesnis negu, tarkim, kiti 10 ir informacijos paėmimas iš to sudėtingesnio gali būti pakankamai komplikuotas ir kiekvienas atvejis realiai individualiai analizuojamas. Nėra tokio visada paprasto sprendimo, kad yra konkurentas X ir iš jo bus labai lengva ir paimti duomenis ir jie pasiims kažkaip automatiškai. Dažniausiai vis tiek reikia programuotojo įsikišimo ir visi atvejai tiek kaip ir pačio XML-as, kuris nėra kaip duotybė, kurią visi ten turi, taip ir pats kainų surinkimas nėra toksai paprastas dalykas ir reikalauja tokios diskusijos su kliento ir individualių sprendimų. Bet galiausiai rezultatas būna labai geras, nes tai visiškai anuliuoja rankinį darbą iš kliento. Klientas mato rinką, gali jausti konkurentų pulsą ir labai greitai priimti sprendimus, kaip jam pačiam reaguoti. Tikrai taip. Ir manau, čia visa vertė yra, kad stebi tai, kas rinkai darosi, nes kuo didesnis dažniausiai žaidėjas, to daugiau ir to, aišku, apsaugų visada pasidaręs bus. Taip. Ir nuo visų robotų, ir skenerių ir taip toliau, nes natūralu, kad jį nori stenuoti visi. Tad jis galvos, kaip apsisaugoti, o reikia pastoviai galvoti, kaip tas apsaugas apėdinėti. Tad jo, tai yra nuolatinis darbas, kurį reikia vykdyti ir jis nėra 5 minučių darbas ir tikrai net dažnais atvejais net ne dienos ar 2 darbas. Taip. Kiekvienas atvejis tiek toks individualus gaunasi iš tikrųjų. Ja, ir šioje vietoje mūsų klientas yra
geriausias klientas yra tas, kuris jau visus šitos sprendimus bandė daryti in-house su savo programuotojais ir tai maždaug trunka pusmetį, iki kol jie supranta, kad programuotojas tampa demotyvuotu, nes nuolatos reikia kovoti su besikeičiančiom apsaugos sistemom, kad programuotojas kainuoja realiai gan didelius pinigus, nes programuotojas reikalingas aukštesnės kvalifikacijos negu vidutinės. Ir kai paskaičiuoja, kiek per mėnesį jo savikaina ir už kiek mes galim pasiūlyti, tai dažnai sutaupom maždaug 3-4 kartus tai, ką jie išleisdavo per mėnesį. O tą galim padaryti todėl, kad tai yra mūsų kasdienė duona. Mes jau žinom, kad kaip pagrindinius puslapius, kurie turi didžiausias apsaugas, juos skenuoti. Žinom, kaip optimaliai tą daryti ir tą darom kiekvieną dieną. Todėl mes esam įrankis, kuris gan stipriai sutaupom kaštus įmonėms, kurios tą bandė darytis patys ir suprato, kad tiesiog tai yra labai imlu laikui ir ganėtinai brangiai kainuoja. Ačiū, Mariau, tada už žinias. Partnerių puslapyje pas mus bus ir nuoroda, kur galima susiekti su Botis tiesiogiai. Tad užpildykit, su jumis susieks ir linkime augančių pardavimų. Jo, Vitaliu, aš dar turiu pasiūlymą. Klientai, kurie jau yra jūsų Verskis klientai, kreipsis į mus ir mes pasirašysim sutartį, tai pirmas mėnuo bus nemokamai. Liuks, gerai vertė klientam.